išėjau pasivaikščioti. Tai ką reikėt, šiandien aš atsikėliau, nuvariau į mokyklą, paskui grįžau, pavalgiau, tada nuėjau į parduotuvę, paskui dar pamiegojau, dabar išėjau pasivaikščioti. Jo. Labai didelis ačiū už jūsų aktyvumą. Jau turim 233 peržiūrų irgi nemažai, laikų irgi. Tai ačiū labai jums. Pabandom surinkti 300. Jeigu tokį tempą, tai wow bus. Net jau matot, jau dar vieną vlogerį kūrė. Gal kokį šeštadienį kels, gal penktadienį, nežinau. Dar bus matyti. Geras oras. Vakar geras oras buvo, nešalta. Ir šiandien nešalta. Visai normaliai. Net galėtų be kepurės šalta, taip biškį būti galvai, nes apsikirpęs, tai nelabai šalta būti galvytė. Nu, bet ir dabar nors ne taip karšta, plaukų, nu, su plaukais, bet trumpesniais plaukais. Gera vaikščiotis ir jūs eikit pasivaikščioti. Labai gali pamastyti apie kažką, klausyti vėjo, tylos, visi miega, tu eini vienas. Beveik dabar yra gal 10:30 vakarą. Kad tai girdėtum paukščiukus. Nu, dabar žiemą negirdėtum paukščiukus, bet strinytės. Tuosgi šarniukus, dar kažkas, visokiausių garsų. Tai tik mašina vieną kitą pravažiuoja. Vėjas tai yra biškį, bet nesimato, kad medžiai judėtų. Gražus oras. Ja. Tai parašykit komentarą, ar norit tokių video, kokių norit video. Ar norit, kad padaryčiau klausimų atsakymų video. Jeigu norit, tai parašykit klausimų. Atsakysiu. Va. Ką dar papasakoti? Nežinau, po truputį taip ir prasimušim. Tada taip būna, kad labai sunku, paskui tik tolin, po kelių metų jau, žiūrėk, žinomas, nu ir dabar. Irgi čia, man atrodo, mėnesį važiavau su dviračiu, būsiu kepurę su tokio šaliko, nežinau kaip jis vadinas, panašu. Tai čia dėjus, tai veda, tik akis matėsi, tai, bet kažkoks tai vaikas, gal 8, gal ne 8 nebus, gal kokių 13, nu maks 13 duoda. Tai, nu, ant aišku, ne vienas buvo, bet jis vienintelis saka, tu youtuberis, su kuo da pasisveikina, rankom pasispaudėm. Vasara buvo, kad pakalbėjom biškį. Smagu. Tai pakalbinat, pasisveikinat. Tai va. Ir net šurpuliukai nueina. Kai niekad nebuvo man. Tai man jau tokia kažkas nauja, kad eina ir kokie vaikai. O, labas. Pasisveikina, paspaudžia ranką. Ir visai smaga. Bet kai jau
Bet kai daugiau turėsi, tai tada jau, ojojoj. Kur tik beįsiu, ten visur tik, Kęstutis tik bus. Na, reiks priprast. Bet pasismagu prie širdies, kad kažkas palaiko, kad jeigu palaiko, tai žinosi, kad viską teisingai darau ir motyvuosit mane ir siekti didesnių tikslų, eiti viršun. Svarbiausia daug neįti, nes paskui labai žemai gali kristi. Nes jeigu palaikai žmogų, tai jis supranta, kad jis viską teisingai daro. Ir visada taip darys ir nepasikeis. Bet jeigu nepalaikai jo, matai, kad jis ne taip daro, nu tai paskui supranta, kad blogai daro, nes kai jis bedarytų, nieks jo neišklauso, nepalaiko, nepadeda. Tai jau nebetoli namai. Eisiu dantis išsivalysiu ir miegoti. Susitiksime ryte. Labanakt. Rytas. Ką tik atsikėliau, apsirengiau, varysiu į mokyklą. Pirmą einu aš vandeniuką atsigerti. Ar jūs gerit rytais šiltą, karštą vandenį ant tušės skrandžio? Tik atsikėlė, nieko nevalgė. Vandeniukas, matot? Čia jeigu nori svorį numest, arba kažką panašu, dabar neatsimenu. Labai gražus oras, turbūt nešalta, gal. Tai parodys. Koks oras, gražus, saulytė, sniegiuks biškį, bet jau tirpsta, nes matai, kad jau mažiau. Tai aš einu, darau mokyklą, susitiksime paskui. Jums irgi sėkmės mokyklą. Tai Kažkokia čia kalėdos rodo. štai toks orėlis. Saulytis nėra. Pats rytas. Ką tik atsikėliau, apsirengiau. Matysiu mokyklą. Dar vandeniuką atsigersiu, karštą. Vakar tai jau nieko nefilmavau. Grįžau iš mokyklos, pavalgiau. Tada parduotuvėn buvau, tada šiukšles išnešiau. Ir pamiegojau, atsikėliau. Jau nėjau pasivaikščioti, tada paguliau iki 3 nakties. Ir užmiegau. Ir pasiptiniau 3:44 atsikėliau. Vandeniuką atsigersiu ir varysiu. Tai va. Ir pabandėm surinkti 300 subscriberių. Ir nes jau turim 234, jau nebedaug trūksta, tai va.
išėjau pasivaikščioti. Sekmadienį tai buvo gan geras oras. Pirmadienį ir vakar buvo geras oras, o šiandien, nelabai, biški visoka. Biški šala galva. Šiandien grįžau iš mokyklos, pavalgiau bulvę su kotletais, tada noriu į parduotuvę ir tada grįžau ir gulėjau ir žiūrėjau YouTube'ą. Noriu padėkoti už 234 subscriberius. Žiauriai ačiū. Bandom rinkti 300. Ką jūs gerą veikiat, parašykit komentarus. Kokį video norėtumėte? Ar norėtumėte klausimų atsakymų video? Jeigu norėtumėte, tai rašykit klausimus. Atsakysiu tėvą. Dabar aš einu pabiškį. Ratuką apeisiu ir bus gerai. Iki rytoj. Lyja, bet nėra šalta, tai gera pasivaikščioti. Da skrenda lėktuvas, bet nesimatė per tokį dangų. Bet geras oras. Rytoj nebebus sniego. Tai ryte nieką nefilmavau, nes buvo išsikrovęs telefonas. Tai ką dariau, tai atsikėliau, pasiklau lovą, apsirengiau, išgeriau karštą vandens ir išvažiavau mokyklą. Paskui po mokyklos grįžau, pavalgiau, tada nuėjau į parduotuvę, tada kada pasportavau. Taip, biškį pasportavau, biškį prakaitą išliejau. Gerai. Tada daugiau nieko. Dabar išėjau pasivaikščiau, ratuką apėjau. Gerai. O dabar eisiu namo, įsivalysiu dantis, pavalgysiu ir miegoti. Iki rytojaus. Buvo sniega, o šiandien jau vos yra sniegiuką truputį. Nes vakar lyja turbūt visą naktį ir nebėra. Nes vakar, kai buvau pasivaikščioti vakarą, tai lyja. Ir dieną lyja, tai jau galim sakyti pavasaris. Bet man atrodo, neprisnigs. Dar taip greit žiema neišeis. Tai va. Labas rytas. Atsikėliau, pasiklau lovą, apsirengiau. Atsigersiu vandeniuką karštą ir varysiu į mokyklą. Kaip jūs miegojat? Gerai įsimiegojat? Tai norėčiau pamiegoti taip gerą lovą. Šilta, gera, minkšta. Laukit vasaros. Aš kaip ir laukiu, kaip ir ne. Tai va, dabar varau mokyklą ir susitikime paskui. Labas vakaras. Dabar jau yra 10:30 vakaro. Tai išėjau pasivaikščioti, apėjau ratuką. Tai šiandien atsikėliau. Kaip matote, atsigėriau arbatos, paskui išvažiavau į mokyklą. Tada grįžau, pavalgiau, pamiegojau. Dabar, jeigu patiko video, nepamirškite paspausti like. Jeigu patiko šis video savaitinis, tai paspauskite like, subscribe, parašykite komentarą, padalinkite su draugais ir pabandom surinkti 300 subscriberių. Ir didelis ačiū už 233 subscriberius. Buvo 4
dabar. O, tai buvo 234, biškį nukrito pirmą, tai va. Tai buvo Kęstutis ir visą gerą.